Visada galvojame, kad lietuviai yra tolerantiški. Džiaugiamės, kad neturime tokių problemų, kokias turėjo Latviai ir Estai. O štai dabar paaštrėjo santykiai su Lenkais. Kokios šių konfliktų priežastys? Kalbiname etnologą Imantą Meleną. Jūs daug metų tyrinėjate etninius santykius ir norėčiau jūsų paklausti, kodėl paaštrėjo santykiai su Lietuvos Lenkais, o ne, tarkime, su Lietuvos rusais ar kitom etninėm grupėm? Turbūt ne visai teisingai būtų sakyti, kad jie šiuo metu kažkaip ypatingai paaštrėjo. Turbūt teisingiau būtų įvardinti problemą, kad jinai visus 20 metų nebuvo sprendžiama. Ir klausimai, kurie nėra sprendžiami, jie turi savybę spręsti savaime, kitą kartą sprogstamuoju būdu. Lietuvos Lenkai kelia pavojų Lietuvai ir kai kurie veikėjai tokią mintį, jie grindžia. Manau, kad Lietuvos Lenkai kelia pavojų Lietuvai ne ką daugiau negu Lietuvos žemaičiai. Kodėl bijoma lenkiškų užrašų Vilniaus krašte? Nes štai sakoma mintis, kad 20 metų Lietuvos Lenkai Vilniaus krašte nepasiklydo, buvo vien tik tais lietuviški užrašai, tai jie ir gali ir kitus 20 ar 120 metų nepasiklysti, jeigu bus ten tik tais lietuviškai parašyta. Ir kodėl jie nori lenkiškų užrašų? Tikrai taip. Nepasiklydo ir nepasiklys. Bet kodėl tada lenkiški užrašai? Ir visais atvejais tai nėra nei būtinybė, nei atvirkščiai kažkas baisaus, ko reikėtų vengti. Jeigu mes kalbam apie darbo grupės konkretų pasiūlymą būsimame įstatyme, šitą dalyką įteisinti, pirmiausia turėčiau pasakyti, kad darbo grupė atlieka tik tai savo darbą, o visais atvejais spręs, ar tai būtina ar ne, politikai. Mes jokiais būdais nepretenduojam atsakyti tą klausimą. Tačiau galiu pasakyti tik tiek, kad tai pastarųjų maždaug 20 metų, reiškia, jeigu mes pažiūrėsim laikotarpį, tai yra praktika iš esmės absoliučiai visos Europos, visų valstybių. Ir jos tikslas yra labai paprastas. Praktikos jūs turite omenyje, kad būtų dvikalbiai užrašai ten, kur gyvena... Kompaktiškai gyvena ir dar pabrėšiu tradicinės mažumos. Neina kalba apie imigrantų grupės. Tai daroma tam, kad žmonės jaustųsi komfortiškai, kad jiems nereikėtų dairytis į kaimyninę valstybę, o jie jaustųsi namie. Kai kurios grupės tai bando eskaluoti. Kokios tos grupės ir kam tada naudinga kelti tas įtampas? Aš nenorėčiau įvardinti nei konkrečiais pavadinimais, nei konkrečiom pavardėm šitų grupių arba konkrečių asmenų. Bet turbūt nepaslaptis, kad ir Lietuvos viduje, ir ypatingai už jos ribų yra norinčių išnaudoti vadinamąją lenkišką kortą, Lenkų klausimą Lietuvoje. Ir nieko gero mūsų valstybei iš to nenusimato. Ta prasme, mes turime, svarstydami tos dalykus, atsižvelgti objektyviai į tai, kaip problema, jeigu jin tokia yra, atsirado, ir be jokių emocijų ją spręsti. Jokiais būdais nepasiduodami tenai vienos ar kitos suinteresuotos pusės išvedžiojimams. Gerai, tada aš pasakysiu. Yra nuomonė, kad tiesiog šitas konfliktas yra naudingas nei Lietuvai, nei Lenkijai, o Kremliui, būtent Kremliui. Tikrai ne Urugvajui. Tai štai, tai kodėl tada mes ir ypatingai nacionalistiškai nusiteikę mūsų politikai, veikėjai, visuomenės, kultūros veikėjai pasiduoda kažkam tai kitam, kuris bando žarstyti žaryje svetimomis rankomis? Tikrai nenorėčiau nieko kaltinti, kad kažkas kažkam pasiduoda. Dažniausiai tai yra tiesiog stoka tam tikrų žinių apie mūsų krašto, apie mūsų tautos etninę istoriją, kaip kas vyko, kodėl būtent vienam ar kitam regione susiformavo tokia situacija, kokia jinai yra. Ir kada tie dalykai yra stereotipiškai pateikiami, priimami ir jais remiamasi kasdieniai politiniai veikloj,
nieko gero iš to nebus. Gerai, ir svarbiausias klausimas, tai ką daryti, kad pagerėtų santykiai su Lenkais? Pirmiausia, atsiriboti nuo emocijų. Na, negalim, žmogus irgi iš kūno kraujo emocijos yra svarbu. Labai svarbu. Bet pirmiausia, pagalvokime, ko reikia mūsų valstybei, mūsų visuomeniai, kas iš to gali būti į gerą, kas gali būti iš blogą. Manau, kad tiesiog mes turime suvokti, kad Lietuvos Lenkai, jeigu dabar šnekam ne aplamai apie tautinių mažumų problematiką, o būtent apie vieną iš konkrečių etninių grupių, tai yra iš esmės vienintelė etninė grupė, kuri susidarė vietoje ir iš vietinių gyventojų. Ir mes turim juos taip ir priimti. Taip pat, kaip priimam Žemaitiją, Dzūkiją, taip pat turim priimti Vilniją ir Lietuvos Lenkus. Visi žinome Juliją Tymošenko, kuri šiandien yra teisiama Ukrainoje. Tačiau tikrai mažai kas žino Mortą Boreckają. Kuo šios moterys panašios ir kokią lemtingą klaidą mes padarėme 15 amžiuje? Jei ne ta klaida, šiandien tikriausiai būtume gyvenę kitokiame pasaulyje. Štai jūs kultūros baruose paskelbėte straipsnį apie Tymošenko, visiems puikiai žinoma, bei Mortą Boreckają, kuri beveik niekam nėra žinoma. Juos palyginote ir iškėlėte keletą kontroversiškų minčių. Ir pradėkime nuo vienos iš jų. Jūs sakote, kad Kazimieras 15 amžiuje padarė klaidą. Kokią? Čia turime omenyje Lietuvos pasyvi rytų užsienio politika 15 amžiaus antroje pusėje. Ir priminkim, kad Kazimieras buvo Lietuvos didysis kunigaikštis. Buvo Lietuvos didysis kunigaikštis, kuris valdė virš 50 metų. Ir Lietuva turėjo galimybę įsikišti į Maskvos ir Naugardo konfliktą, kuris praktiškai nulėmė tolimesnę Rusijos istoriją, nes Naugardas tai buvo demokratiškai valdoma rytų slavų arba rusų valstybė ir Maskvai ją prisijungus, Maskvos potencialas padidėjo praktiškai vos ne dvigubai ir tuomet virš Lietuvos lik pakibo toks Damoklo kardas. Nereikėjo ilgai laukti tų pasiekmių. Toliau jau Kazimiero įpėdinis Aleksandras neteko pirmųjų žemių, toliau krito Smolenskas, teko sudaryti Liublino uniją ir taip toliau. Kodėl tada Kazimierui rūpėjo vakarai, o jisai buvo toksai trumparegis ir nežiūrėjo į rytus? Prisiminkime, kad Kazimieras buvo ne tik Lietuvos didysis kunigaikštis, bet visų pirma Lenkijos karalius. Ir aišku, jo valdų svorio centras buvo Lenkija ir pagal gyventojų skaičių, pagal turtingumą. Ir jis pirmiausia rūpinosi vakarų politiką, jeigu žiūrėt abitas bendras valstybės. Ar tiesiog norėjo, kad jo palikuonys užimtų tam tikrus sostus? Taip, jisai siekė savo sūnums Čekijos ir Vengrijos sostų. Beje, tai buvo trumpam pavykę, kas yra išdidžiai vadinama Jogailaičio Europa. Vis tik tai buvo viena dinastija, valdė 4 vidurio Europos valstybės - Lenkija, Lietuva, Vengrija, Čekija. Bet tai buvo gan trumpas epizodas ir pirmiausia, aišku, tai rūpėjo Lenkijai. Lietuva šiuo atveju kaip silpnesnis personalinės unijos narys nukentėjo. Tai kasgi tai yra Morta Boreckaja? Morta Boreckaja buvo pagrindinė Naugardo laisvės gynėja. Jinai vadovavo taip vadinamai prolietuviškai grupuotei Naugardo viduje, kuris siekia sąjungos su Lietuva ir tokiu būdu užtikrinti Naugardo išlikimą. Galima net sakyti, kad tas sutarties projektas yra jisai išlikęs naugardiečių, yra kaip ir personalinės unijos toks siūlymas. Praktiškai tai būtų gal... Kazimierui? Taip. Kazimierui. Kazimieras išdavė? Kazimieras neišdavė, jis tiesiog pasyviai. Į tai žiūrėjo. O koks Mortos likimas? Mortos likimas, jinai pasidalino praktiškai viso Naugardo elito likimą
jos sūnus vienas, kuris vadovavo pagrindiniam pralaimėtam mūšiui 1471 metais Šalonės mūšiui buvo nukirzdintas, kitas sūnus suimtas, ji pati jau po Naugardo kapituliacijos taip pat buvo suimta ir su anūku išvežta į rytus, o tolesnis jos likimas nežinomas. O kodėl jūs savo straipsnėje šią Mortą Borecką lyginate su Timošenko? Kur čia panašumai? Na, išskyrus turtus, tarkime. Išskyrus turtus. Pirmiausia, tai aišku, kad tai yra dvi moteris savo laiku pačios ryškiausios tokios politinės figūros rytų slavų erdvėje. Nu ir antra, vis ta pati laisvės gynimas. Aišku, Timošenko kaip laisvės gynėja daugam gali sukelti tokią kreivą šypseną. Taip, būtent. Nes ji tikrai yra kontroversiška figūra, tačiau šiuo metu, manyčiau, jinai atlieka panašų vaidmenį kaip Morta Borecka, nes vis tik jeigu pasirodys, kad Ukrainoje pagrindinę opozicijos lyderę galima pasodinti kalėjimą po politizuoto tokio teismo proceso, tai ko verti tada bus kiti opozicijos veikėjai. Jie praktiškai taps valdomi tikriausiai. Tai ir jūs iš esmės dabar matote tam tikrą istorinę paralelę tarp to, kas vyko 15 amžiuje ir dabar. Tokią atsargią galėčiau žvelgti. Aišku, dabar Lietuva neturi tokių galimybių, kokias turėjo 15 amžiui, bet vis tik atsukimas rytams nugarą ir žiūrėjimas tik tai į vakarus yra pavojingas. Štai tokias temas mes parengėme šį sekmadienį. Pasimatysime po savaitės. Likite su Lietuvos televizija.